Pastaraisiais metais savivaldybės Lietuvoje atsisako tradicijos leisti fejerverkus per Kalėdų eglutės įžiebimą. Kokios fejerverkų pardavimo tendencijos pastaruoju metu, klausime jais Alytuje prekiaujančios parduotuvės atstovų. Su pačiom tendencijom, tai mes, kadangi prekiavom ištisus metus, tai tendencija vienareikšmiai tikrai prekyba tiek vasarą tikrai nemažėja, klientai tikrai nori ir perka, ir švenčia asmeninės šventės, kaip sakyti, tai prekyba tikrai yra stabili. Be abejo, sezoniškumas yra, tas pats ir gruodžio mėnuo, kuris ateina nauja metinės šventės ir kalėdos ir visa kita, tai tikrai ta prekyba pagyvėja ir padidėja. Be abejo, po naujų metų sausis, vasaris, kovas, tai tikrai jau prekyba mažesnė. Aišku, ateina vasara vėl šventės. Vestuvėm ar ne? Vestuvės jubiliejai tikrai padidėja. O šiaip tendencija visa tai tikrai išlieka ta pati, prekyba nemažėja. Dabar kas liečia su savivaldybėm, tai kiekviena savivaldybė prisima savo sprendimą, ar tai organizuoti jūs ar neorganizuoti. Tai kiekviena savivaldybė priima sprendimą. Tarkim, Alytus, kiek žinau, tai tikrai jo neorganizuos. Nebus naujametinių fejerverkų? Nebus, kiek žinau, tikrai nebus. Bus tik tais scenos apie pavidalinimas, tai kur mes ten atliksim šiek tiek darbų. Kitos savivaldybės, pavyzdžiui, kaip ir Varėna, tikrai bus. Eglutės įžiebimo metu fejerverkas, kurį galės pasigrožėti žmonės. Tai su savivaldybė yra tiek. O su visais tais gamtų teršimais kalbant taip apie tai, kad ir karu, tai nežinau, gal pradžioj tikrai buvo jautru, dabar jau tikrai apsiprato žmonės ir nepaslaptis gyvenantys ukrainiečiai pas mus Alytuje tikrai ne kartą lankėsi. Aš tik norėjau klausti, ar ateina parduotuvė ir tikrai perka, ir tikrai kalbėjau, kaip čia yra, kaip jūs, jie patys sako, tai gyvenimas nesustoja ir be abejo tai yra baisu ir žiauru ir visa kita, bet gyvenimas nesustoja ir vis tiek turim gyventi, turim džiaugtis, turim asmeninės šventės ir tuos dalykus ir patys ukrainiečiai perka pas mus. Tai nežinau, kaip čia pasakyti. Tai sumažėjimo jūs nesakytumėt, nejaučiat, kad, pavyzdžiui, dabar yra tas toks, kaip ta mada, gal, sakykime, iš tikrųjų, kad nekenkti gamtai, kad gyvūnėlėm ir panašiai, tai tas nesijaučia? Ne, tikrai nesijaučia, tikrai žmonės perka ir kaip sakyti, be abejo, vieniem tie fejerverkai patinka, gal kitiem ir nepatinka, tai čia nėra taip, kad kiekvienam turi patikti ir kiekvienam įtikti. Tiesiog kas mėgsta jūs, kas švenčia, kas nori grožėtis tuo reginiu danguje, tikrai prekyba nesumažėjus ir tie žmonės, visi mes suprantam, kad ir paukščiukai, ir kačiukai, ir šuniukai. Tai daug ir tos gamtos tarša, tai daug yra kitų dalykų, kur tikrai gal reikėtų daugiau dėmesį kreipti, negu į fejerverkus, kad ten gamta teršia. Tai yra atlikti tikrai moksliniai tyrimai ir reiškiasi 8 asmenų grilio, kaip sakyt, kūrenimas vienam vakarui. Tai tas yra laikas ir grilio kūrenimo, ir mėsos kepimas, ir visų kepsniukų, tai atstotų mūsų fejerverką, kuris yra 25 šūvių, tai tikrai jau pagal mūsų parduodamus gaminius, tai tikrai yra nemažas, jau kaip pavadinkim, tai jų reikėtų iššauti 564 vienetus, tokių baterijų, tai lygiai ta pati būtų tarša, kaip būtų vieno vakaro grilio kūrenimas 8 asmenim. Tai ką mes galim kalbėti apie taršą, o mes grilių kūrenam
ne kas antra šeima, bet vasara tikrai dažnai ir daug. Gruodžio 1-ąją Alytuje įžiebiant kalėdų eglutę fejerverkų nebus. Tai sakykit, ar bus per eglutės įžiebimą fejerverkai Alytaus mieste? Ne, šiemet nebus, taip kaip ir pernai nebuvo, taip kaip ir nebuvo per mūsų 2 didžiasis Alytaus miesto šventes ir turbūt jau eilę metų nebūna naujų metų naktį. Atsisakėme fejerverkų, turim alternatyvų ir tikrai, manau, dėl to džiaugiamės ir patys. Džiaugiasi senyvo amžiaus žmonės, džiaugiasi maži vaikai, džiaugiasi mūsų gyvūnėliai. Mes už tvarų miestą ir tikrai yra visokių alternatyvų, kaip antai per miesto šventes, jeigu pamenate, tai buvo ir dronai, tai buvo ir lazerių šou. Šiemet per eglutės įžiebimo šventę turėsime įstabų ledo ir šviesų šou. Galų gale yra ir dar tokia alternatyva kaip skaitmeniniai fejerverkai. Tai mes tikrai esame už tai, kad ir žmonės raginsime, taip kaip ir pernai, taip ir šiemet raginsime prieš naujosius metus atsisakyti pramogų, kuriuose naudojami fejerverkai. Ir mes tikrai esame už tvarų miestą, už tai, kad mūsų gamta ir mes švęstume kitaip. Kas buvo didžiausias tas postūmis atsisakyti tradicinių fejerverkų? Ar būtent tas tvarumas, noras būti tvariu miestu, ar dar ir kiti kriterijai? Taip, pagrindinis kriterijus tai buvo būtent tvarumas, nes mes tą pradėjome daryti būtent jau siedami su naujųjų metų nakties fejerverkais, kada pamatėm, kad iš tikrųjų tų fejerverkų tiesiog iš gyventojų yra tiek daug, kad dar papildomai savivaldybė turėtų šauti irgi, sakyčiau, pinigus į orą ir tuo pačiu dar tą orą teršti, tai jau tada buvo apsispręsta, kad mes norime tvariau gyventi. Na ir be abejo, galbūt ar 22 metais irgi tam tikri geopolitiniai įvykiai irgi tą sąlygojo. Savivaldybė negalvojo, kad, pavyzdžiui, gal paskelbti tokią ar apklausą padaryti gyventojų, jie būtų už ar prieš? Ar gal net vykdėt, gal mes nepastebėjom? Na, nežinau, čia turbūt turėtų atsakyti komunikacijos mūsų skyrius, bet pasiūlysim. Šiemet sostinėje pirmą kartą per daugelį metų neįvyko ir tradicinis fejerijos festivalis. Vilniaus miesto savivaldybė šiemet mums neišdavė organizuoti 15 fejerverkų festivalį. Tai mums buvo pakankamai šokas ir netikėta, nes teisinio pagrindo kaip ir nebuvo, bet tiesiog dėl laiko trūkumo, turiu omenyje teismų apskundimų ir paskui bilietų pardavimų, kadangi mes esame, mūsų rėmėjas tai yra būtent tik tai žiūrovas, kuris perka bilietą, buvo nuspręsta šiemet atsisakyti organizuoti šitą festivalį ir su naujų prašymų teikti iš anksto kitiems metams būtent organizuoti festivalyje Vilniuje. Tai turim tokių minčių. Kol kas dar to prašymą esame nepateikę. Ar jis vyktų Vilniuje ar kitoje savivaldybėje, kitame mieste? Žinodami tą neigiamą Vilniaus miesto savivaldybės poziciją, mes ieškome ir alternatyvų ir taip pat žiūrime kitas vietas, galimybę kitose vietose suorganizuoti tą patį fejerverkų festivalį. Artėjant didžiausioms metų šventėms prekybininkai jau ruošia vietas fejerverkų prekybai. Taip, mūsų įmonė prekybos centruose prekiauna jau daug metų, tai ir šiemet tikrai prekiausim ir prekybos centre tinkle Rimi ir tinkle Iki. Pati prekyba šiemet prasidės taip maždaug nuo gruodžio 15, imtinai iki gruodžio 20 tikrai bus jau atidaryti visi prekybiniai laikini taškai, vietos ir pradėsim naujametinę fejerverkų prekybą. Greičiausiai, dalis iš tikrųjų mūsų žiūrovų sakys, kad prisiperka pirotechnikos, vaikai, maži, bet čia galbūt iš savo patirties gali pasakyti, kad yra ir dalis tėvelių, kurie, ar ne, nes jums vaikam net negalit, ar ne, yra visos kategorijos pagal amžių, bet yra ir dalis tėvelių galbūt, kurie nuperka ir duoda tą pirotechniką naudoti vaikam. Be abejo, vaikam tai jau pardavimas yra griežtai draudžiamas ir mes patys savo pardavėjam vedam instruktažus, kad kam galima parduoti, kam negalima, nuo kiek metų ir kokią kategoriją galima parduoti. Tai yra labai griežtai
draudžiama. Patys tėvai, jeigu ateina su tėveliais ar seneliais ar suaugusiais žmonėm, taip, tėvai gali tikrai nupirkti ir ją naudoti, bet mes tėvam ir visiems aiškinam, kad naudoti vaikai gali tik su suaugusių priežiūra ir labai griežtai prižiūrint. Tuo tarpu policijos atstovai įspėja apie gresiančias atsakomybės baudas neteisingai naudojant fejerverkus. Svarbiausia yra žinia ta, kad vaikai iki 14 metų jiems draudžiama yra parduoti pirotechnikos priemonės, o suskirstymas yra pagal kategorijas pirotechnikos priemonių. Tai tam tikrą nedidelę dalį pirotechnikos priemonių galima parduoti asmenims nuo 16 iki 18 metų. Aišku, pilnamečiams apribojimai jau nėra taikomi, tačiau jie turėtų laikytis tam tikrų tvarkų. Kada galima naudoti ir kada draudžiama naudoti pirotechnikos priemonės? Pirotechnikos priemonės, kadangi vis dėlto yra grėsmė susižaloti ir kitus sužaloti, taip pat išlieka gaisro, sprogimo grėsmė, tai draudžiama yra naudoti arčiau negu 30 metrų iki vaikų darželių, iki mokyklų, gydymo, reabilitacijos ir kitų institucijų. Taip pat draudžiama naudoti, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, nuo 22 iki 8 valandos ryto. Sakykit, kaip yra su tais, kurie platina pirotechnikos priemonės socialiniuose tinkluose, būna Facebook, tam tikrose grupėse, kad štai yra parduodama viena ar kita priemonė pirotechnikos. Ar tai galima? Greičiausiai, kad tai negalima, įstatymas neleidžia ir kokios yra baudos? Svarbiausia, aišku, yra tai, kad platinti ir pardavinėti pirotechnikos priemonės gali tik tai tie pardavėjai, kurie turi tam leidimus ir licenzijas. Tai yra svarbiausia. Yra tam tikra išimtis, kad oficialios parduotuvės gali, jeigu atitinka tam tikrus reikalavimus, turi visus dokumentus, pardavinėti pirotechniką elektroninėje erdvėje. Tačiau iš esmės, aišku, kaip jūs sakot, pavieniai asmenys, kurie greičiausiai ir neturi šitų leidimų, tai tuo užsiimti negalima. Reikėtų paminėti, kad gruodžio mėnesį fizinės parduotuvės arba laikinai įsteigtas prekybos vietas aktyviai tikrino policijos pareigūnai ir bando užkardyti įvairius administracinius nusižengimus. O tuo tarpu elektroninė erdvė aktyviai stebi virtualus patrulis. Jis taip pat tikrina, ar prekyba ir ne tik pirotechnikos priemonėmis yra legali ir vykdoma teisėtai. Na, kalbant dar pabaigoje apie tai, kad gal dalis būna ir tėvelių, greičiausiai tikrai visada pasitaiko, kada nuperka ir duoda vaikam, nepilnamečiam, mažamečiam netgi naudoti. Tai čia atsakomybė jau tenka patiems tėveliam, greičiausiai ta tokia tiesiog atsakingai elgtis. Jūs visiškai teisus, kadangi už administracinius nusižengimus atsako asmenys nuo 16 metų, tai konkrečiu atveju, jeigu nusižengia vaikas ar asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, atsakomybė tenka tėvams. Ir tuomet jiems gresia pirmiausia įspėjimas, o jeigu tai pasikartoja, tai bauda nuo 10 iki 100 eurų. Administracinių nusižengimų kodeksas taip pat numato atsakomybę už įsigijimo ir naudojimo tvarkos pažeidimus. Tuomet asmenims gresia įspėjimas arba bauda nuo 14 iki 30 eurų. Kalbant apie viešosios rimties trikdymą, kai yra naudojamas ne konkrečiu tinkamu laiku arba per garsus fejerverkas, asmenims taip pat gresia bauda nuo 80 iki 200 eurų. Na, per naujų metų greičiausiai naktį būna daugiausia tokių įvykių, kada atsitinka nelaimė naudojant pirotechnikos priemonės neblaiviem asmenim. Tai čia irgi vis kalbame, sakoma, bet neišvengiama to. Taip, policijos pareigūnai tikrai labai tikisi žmonių atsakingumo ir sąmoningumo, tačiau nepaminėjau, kalbėdama apie draudimus, kad pardavėjai žino puikiai, kad ne tik asmenims iki 14 metų draudžiama parduoti, bet taip pat ir asmenims, kurie apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų.